Štai šiandieną mes jau Utenoje. Prisnygo, bet geriem vyram netrukdo sniegas. Buvom atvažiavę prieš geras 2 savaitės šiandien. Klientas norėjo, kad subetonuotumėm stulpus. Įsigrėžėm duobės, užsisakėm betono iš betono mazgo Utenos. Subetonavom stulpus, subetonavom vartų pagalvę, kur statysis vartų mechanizmas ir variklis vartų. O šiandieną darom grožį, bandom sumontuoti tvorą. Štai mūsų subetonuota pagalvė, čia išvedėm gofrą būsimiems laidams, kur eis variklį. Čia yra storesni vartų stulpai, ten vartelių stulpas dar vienas yra. Jie turi būti storasieniai, kad nevibruotų ir gerai laikytų. Stulpai 2 mm, nes žalizi tvora yra sunkesnė negu segmentas, tai reikia storasienio stulpo, storesnio, ne 1,26 mm, bet 2 mm. Bet čia rombo tvora? Taip, rombo tvora aplamai, skardiniai tvorai, nes yra didesnis svoris negu segmentiniai tvorai. Tai rekomenduojam 2 mm stulpus dėti. Ir ką, šiandien atvažiavom, susimontavom bortelius pamatinius ant laikiklių, susisukėm laikiklius, išsimatavom su lazeriu aukštį. Čia buvo atstumas toks ne visą laiką tikslus, tai teko pjauti bortus. Juos supjovėm, sudėjom, tada prisisukam segmentų profilius šitos baltus, jie čia bus dengiami dar su apdailiniam detalėm paskui. Nusipjovėm stulpus lygiai, susidėjom rombo tipo tvoralentes į visas sekcijas. Šiandien dirbam dviese, tai viskas greičiau negu vienam. Ir montuojam dviese. Montuojam dviese viskas kitaip, dviese pasilaikom. Yra juostos tokios pat kaip ir praeitą kartą. Bet jau dirbam dviese, dvigubai greičiau vyksta darbas ir po to žiūrėsim rezultatą. Pagrindinis darbas, iš esmės visas pagrindinis darbas būna visi matavimai, pasiskaičiavimai, žingsnio pritaikymas. Šiame objekte užsakovas norėjo mažo žingsnelio, kad mažiau būtų pralaidos šviesos. Tai darėm 10,5 žingsnį, kokio nesam dar darę, bet bus tokia tanki, mažiau prašviečiama, nes nuo gatvės gal kažkiek tai dar ir garso šiek tiek nuslopins. Čia yra tik sudėta dar rombo tipo tvoralentės sudėtos tik tai jos, o pamatysi, ten jau esam sumontavę 2 segmentus, kur jau bus tas tarpelis vadinamas. Čia grubiai iki 30 metrų viso atstumas, tai išsimeta vartai 4 metrai, varteliai metras ir grubiai lieka kokie 25 metrai tvoros. Va čia mes jau šiandieną susukom 2 segmentus. Tarpas žingsnis yra 10,5, o tarp tvoralenčių gavosi tarpas 2 cm. Tai gan aklinai, tokia aklina tvora, kur nei iš tos pusės, nei iš tos pusės beveik nesimato. Apačioj nuo tvoralentės iki bortelio tarpas irgi panašus išlieka apie 2 cm arba 1,5 plius minus, kaip čia. Čia yra skydinė. Užsakovas padavė prašymą, kad ją iškelti iš jo sklypo ribos, tai dabar jį paliksim, nemontuosim, kai sutvarkys skydinė, tada taip pat sumontuosim ir esamą, ką dabar esam padarę. Tai tiek, dabar pabaigsim montuoti iki galo, tada dėsim apdailinės, kur apdailinės yra gražu dėl to, kad suplatina stulpus, gaunasi nestoras stulpas, nesimato kniedžių, jos nenublunka nuo saulės ir atrodo solidesnė tvora, tokia kaip su platesniais stulpais. Iš tos pačios spalvos skardos, nes stulpo ir skardos atspalvis dažnai skiriasi. Būna tai šviesesnis stulpas, tai tamsesnis, struktūra dažymo kitokia, tai
su apdailom, siūlyčiau su apdailom daryti, nes gaunasi viskas tolygiau ir vienodžiau. Lekiam toliau dirbt, Gerai, matysim, jam. Prašom. Pamojuot reikia visiems. Geriausia reklama Utenos mieste. Per kur? Tai taisyklingas, ne? Taip. O čia linksmiausia dalis, viskas. Uždedam ir namo. Pati gražiausia ir lengviausia dalis. Dangtelį uždėjai, pažiūrėjai ar lygu ir eini toliau. Paskui, aišku, priknėdysim, kad vėjas nenupūstų. Va, uždedi savo gražiai, va. O. Viskas, все, grožis. Štai ir baigiam šiandien dienos darbus. Uždėjom apdailinės detalės, dangtelius. Visai gražiai atrodo. Liko elektros skydinės momentas užbaigti, dar sprendimą reiks priimti, dar suderinti iki galo su elektros įmonėm. Taip pat liko dar vartai ir varteliai, kuriuos įstatys kiti. Mes atvažiuosim tik į juos įdėti tvaralenčių. Ir užbaigsim viską iki galo kitą kartą. Tai ką, šiandien viskas. Spauskit like, subscribe, kreipkitės, padėsim visada. Iki.